Aktualijų laida Alfa taškas. Apie tai, kas svarbu Lietuvai ir pasauliui. Temos, kurios rūpi mūsų visuomeniai. Sutvarkyta gatvė, rusiškas tankas šiaip jau per vieną kartą suardo. Aštrūs klausimai. Jūs esat neonacis ar ne? Ir audringos diskusijos. Nemuno aušra net nebuvo įkurta, kai Žemaitaitis pasakė šitą eilėraštį. Net nebuvo. Nemuno aušra įkurta Jūs vėl bandote apsukti viską, juk aš ne apie teismo sprendimą kalbu. Nu, tai aš dar kada sakau. Labirintai tarp melo ir tiesos. Mano pareiga klausti yra. Tai kažkuris iš jūsų šitoje vietoje meluoja. Gal Miklovas? Tai manau, kad Miklovas? Ne, aš Gal Miklovas? Pokalbiai su žmonėmis pabuvojusiais karščiausiuose pasaulio taškuose. Aš žinau, kur aš važiuoju, žinau, kad ten aš galiu žūti. Aš žinau, kad ten bus baisus dalykai. Ir pasakojimai iš tolimiausių pasaulio kampelių. Dažniausiai, kai manęs paklausė, kur aš esu, aš sakau, nežinau, kažkur ramiajame vandenyne. Alfa taškas. Kiekvieną darbo dieną jūsų ekranuose. Tinklalaidėje Gyvenimas po sporto profesionalių sportininkų gyvenimo užkulisiai, pasakojimai apie sportinį režimą, fizinį pasirengimą, patiriamas traumas, sveikatos palaikymo ir atstatymo būdus ir dar daugiau. Tinklalaidė Gyvenimas po sporto su Andriumi Pauliukevičiumi žiūrėkite per Marijampolės televiziją. Kryžiuose, švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės šventovėje, švenčiami apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai ir minimas šventovės 25 metų konsekravimo jubiliejus. Apie tai kviečiame žiūrėti Marijampolės televizijos laidoje Geroji naujiena. Asmeniškai skiriami šilti žodžiai ir muzika iš televizijos ekrano tiesiai į jūsų namus gali tapti nepamirštama gimtadienio, vardadienio, sukaktuvių ar kitos ypatingos progos dovana. Tad gražiausių švenčių progą kviečiame nepamiršti skirti dėmesio savo artimiesiems, draugams ir mylimiems žmonėms. Sveikinimą užsisakyti galite ekrane nurodytų telefono numeriu arba elektroniniu paštu.